Turiu savo rankose, paskutinį savo kolekcijos eksponatą, A klasės AMG limituotos versijos, reiškiasi, jį padovanojo man prieš 2 dienas, šeštadienį, mūsų Mercedes-Benz klubo renginy, mano automobilis Mercedes, kuris vyko prie Vilniaus automobilių muziejaus, Naujininkose taksi parke. Žmogus, kuris irgi kolekcionuoja modeliukus ir remontuoja Mercedes automobilius, jisai nupirko tokį automobilį 1:1 ir su kuriuo atvažiavo. Ir jų išleista 170 vienetų modelių 1:1. O pačių modeliukų išleista 1000 vienetų. Reiškia, žymiai daugiau negu 1:1 tų automobilių. Ir kas labiausiai nustebino, kad jis man šitą automobilį padovanojo, nes jisai yra brangus. Tai tokia buvo emocija. Tai čia paskutinis automobilis. O jeigu grįžti į pačią pradžią, aš galiu dabar iš lentynos paimti ir parodyti patį pirmą automobilį, kurį aš gavau dovanų gimtadienio proga. Tai liaudyje vadinamas bananas. Ir to modeliuko vertė savo tolesniam kolekcionavimui aš net negalėjau įvertinti, nes tada paėmęs į rankas kaip žaislinį automobiliuką, aš jį padėjau dar sūnui, kuris dar buvo toks paaugliukas. Ir supranti, jisai gulėjo lentynoje be savo draugų, vėlesnių. O vėlesnis startas tai atsirado 2009 metais, kada mes su Merso klubu, reiškiasi, apsilankėm ir gamykloj, ir Mercedes-Benz sandėliuose centriniuose, ir Štutgarte pirmą kartą aš buvau muziejuje. Ir muziejuje aš tada jau įsigijau mano kolekcijos startą. Tai buvo modelis Adolfo Hitlerio šarvuotas 770K modelis. 770K modelis, nuo kurio prasidėjo mano kolekcija. Tada pradėjo draugai gimtadienį dovanot kokius modeliukus. Kelis aš nusipirkau ir po truputį prasidėjo visa kolekcija.